Sveiki! Šiandien yra spalio 27 diena ir mes esame Šakių rajone pelinio pašiaušėlio bandyme, kuriame yra purkšti rudeniniai herbicidai šios piktžolės kontroliai. Lankomės su tikslu apžiūrėti, kaip yra suveikę Mateno Duo, Bayerio produktas, drauge mišinyje su flufenacetu ir kokias išvadas mes galim padaryti. Lankausi bandyme aš ne viena, kartu su Bayerio atstovu Tomu Šulcu, kuris yra agronomas Bayer kompanijoje ir dirba šiame regione, tai yra Šakių rajonas. Ir aš manau, kad Tomai tikrai daug turi ką papasakoti apie šią įkyrę piktžolę, kuri kankina zanavykų žemę. Tai yra viena iš turbūt agresyviausių ir didelę riziką keliančių ir pavojų mum, ar ne, kaip agronomam. Žinom, kad sunkiai yra tvarkoma. Jūsų produktai, Bayerio produktai yra naudojami drauge, mišinyje ir atskirai. Tai šiek tiek mum ir papasako, ką pamatė bandyme, apvaikščiojus šitą bandymą ir apskritai kokios yra naujienos šiame regione. Tai ačiū už pakvietimą. Tai kaip Gabrielė minėjo, esam Šakių rajone, tai būtent šitam rajone teko praleisti nemažai laiko, nes dabar čia dirbu ir prieš tai dirbau ūkyje šitam rajone, tai rajono specifika tikrai yra neblogai pažįstama ir Lietuvoje, galim sakyti, yra tokia kaip ir pora centrų, ar ne, kur yra pelinis pašiaušėlis tikrai stipriai išplitęs. Tai vienas iš tų centrų yra būtent čia, kur mes dabar lankomės, ar ne. Dar truputėlį daugiau į Kaliningrado pusę, tenai tikrai yra dar didesnių problemų. Tai kaip ir paminėjot, pelinis pašiaušėlis yra tikrai didelė problema. Aš, pavyzdžiui, dirbau agronomu beveik 10 metų, prieš 10 metų dar neįtin daug girdėjau apie šitą piktžolę tikrai. Bet dabar tenka sutikti vis daugiau ūkininkų, kurie pirmą kartą pamato savo laukuose šią piktžolę. Tai nepaisant to, jau yra tikrai ūkių ir būtent Zanavykų krašte, kaip minėjot, kur pelinio pašiaušėlio dirvoje yra tiek daug, kad jau yra, kad tampa sudėtinga auginti žieminius kviečius, nes jį sunaikinti yra tikrai sunku. Jisai yra labai augus, labai greitai plinta. Tai kelia tikrai didelę riziką. Norėčiau paraginti tuos, kurie pamatot pirmą kartą pelinį pašiaušėlį savo laukuose, tikrai nenumokit ranka ir kreipkite jį didesnį dėmesį. Nes šita piktžolė, kaip minėjau, yra labai agresyvi, labai augi ir labai greitai plintanti. Taip, jūs rekomenduokit, kokius herbicidus geriausia yra naudoti. Dabar kalbam apie rudenį, aišku, neminėkit gal pavadinimais, galima paminėti ir veikliom medžiagom. Tai kokius herbicidus suvalkų žemėj jūs rekomenduotumėt naudoti šios piktžolės kontroliai? Tai šios piktžolės kontroliai vienareikšmiškai pagrindiniai iš veikliųjų medžiagų, kurie eina prieš pelinio pašiaušėlio naikinimą, tai yra flufenacetas. Bet yra atlikta daug tyrimų ir bandymų, būtent pas mūsų kolegas Lenkus, kurie įrodė, kad ne viena veiklioji medžiaga, o būtent kelių veikliųjų medžiagų mišiniai padeda geriau naikinti rudenį šią piktžolę. Tai vienas iš šių galimų sprendimo variantų yra Mateno Duo, kur mes turime klonifeną, diflufenikaną, bei kaip partnerį galime imti flufenacetą arba prosulfokarbą ir gauti tikrai gerą efektyvumą naikinant pelinį pašiaušėlį. Bet su peliniu pašiaušėliu yra taip, kad jeigu mes jau jį turim savo laukuose, ar ne, tai tikrai neapsieisime su vienu rudeniniu purškimu tam, kad jį sunaikinti. Būtent taip yra dėl to, kad rudenį didžioji jo masė dygsta, bet nepaisant to, dalis jo sudygsta ir pavasarį. Pavasarinė ta dygimo dalis yra mažesnė, jo sudygsta mažiau, ne tiek daug, kiek rudenį, bet nepaisant to, ar ne, turime pratęsti tą naikinimą būtent pavasarį. Taip, tai galim ir paminėti, kad bandymų schemoje, tame kur stovime, yra suplanuota pavasarį purkšti variantus produktų Incelo, aišku, ir kitais esančiais rinkoje produktais, bet kaip Incelo veikia šiuose kraštuose pelinį pašiaušėlį? Gal turi pastebėjimų, nes minėjai prieš tai, mes diskusijoje prieš tai diskutavom, kad tikrai yra itin bjauri piktžolė ir dažnai jau randama
atsparumų ir kitom veikliom medžiagom. Tokiom kaip... Taip, tai kaip diskutavom prieš filmavimą, ar ne, vykdome monitoringą ir stebėseną būtent atsparumo veikliųjų medžiagų, kaip pelinis pašiaušėlis, dirvinė smilguolė, ar ne, kaip pavyksta mums jas efektyviai sunaikinti. Tai augintojai tie, kurie susiduria su didesnė problema naudodami produktus, nepakankamą efektyvumą gaunasi, kreipiasi į mus, mes imame mėginius, siunčiame į Vokietiją. Ir galime pasidalinti tuo, kad šių metų rezultatų dar neturime, jie ateis pavasarį, bet žvelgiant į praėjusių metų rezultatus, ar ne, tai jau yra Suvalkijoje tokių ūkių, tokių laukų, kur pelinis pašiaušėlis jau yra atsparus tiek sulfuronų grupiai, tiek pinoksadeno veikliosiom medžiagom ir netgi jau yra matoma ir tendencija mažėjimo rudeninių produktų. Tai iš tikrųjų čia yra didžiulė problema. Bet Tomai, aš galvoju, žinau, dėl ko aš klausau jūsų dabar, aš manau, kad jie papolė sieklos jau atsparios greičiausiai į mūsų laukus, ar ne, turėjusios atsparumą, o tai atsivežė su sieklom, ar ne? Tai viena iš tokių priežasčių, taip, yra kada siekla pelinio pašiaušėlio būtent patenka su kultūrinė siekla, ar ne, tai yra viena iš priežasčių. Kita iš priežasčių yra ta, kad ne visi augintojai kreipia tikrai didelį dėmesį šiai piktžolei, ne visi ją atpažįsta laiku, ar ne. Taip. Ir jeigu mes metai iš metų nieko nekeisdami naudojam tą patį herbicidą, ar ne, puikiai žinot, išsivysto pripratimas, ar ne, ir turime tai, kad mažėja mūsų herbicido efektyvumas. Tai būtent čia atsiranda ta būtinybė naudoti rudeninį produktą ir pavasarinį produktą. Dar paminėkim, kokias dirvas mėgsta pašiaušėlis. Aš tiek esu susidūrus, tai yra jūrinio klimato daugiau piktžolė, ar ne, ir mėgsta jinai drėgmę. Taip. Ir tikrai moliai, priemoliai, jie yra patys tinkamiausi. Priesmėliuose yra jos mažiau, nes jos greičiausiai išsieikvoja, greičiau sudygsta ir mes greičiau ją galim sukontroliuoti, dėl to priesmėlio dirvose ji nėra tokia pavojinga. Taip. Tai tikrai įdomu klausyti pačio Tomai. Gal dar kažką turi papildomai pasakyti? Tai kaip ir minėjom, ar ne, kad turi būti rudeniniai purškimai ir neišvengiamai pavasariniai purškimai. Tai ką norėjau pasakyti būtent apie herbicidą Incelo, mūsų nesenai rinkoje pristatytą produktą. Tai yra herbicidas iš 2 veikliųjų medžiagų ir būtent koks jo yra išskirtinumas, tai yra tai, jog jis veikia plačiausią spektrą vienskilčių piktžolių, ar ne. Dabar esame lauke, kuriame yra gausu pelinio pašiaušėlio, bet tikrai nėra tokių laukų, kur būtų vien tik pelinis pašiaušėlis, ar ne. Visada atrasime dalį ir vienmetės smyglės, ir smilguolės, kai kur yra jau auganti problema ir ta pati dirsė, ar ne. Tai čia atsiranda... Smigrės. Taip, čia atsiranda... Raičinai po... Taip. Čia atsiranda Incelo kaip patogus produktas tuo, kad veikia plačiausią spektrą būtent mūsų išvardintų vienskilčių piktžolių. Ir kaip, pavyzdžiui, šio ūkio specifikoje ūkis dirba minimalia technologija, kai ką sieja ir no-till technologija vadinama, ar ne. Tai Incelo šitoj vietoje irgi yra patogus produktas, nes po jo nereikia žemės dirbti. Galima tiesiogiai sėti žieminius rapsus. Taip, gerai, ačiū Tomui. Toliau mes važiuosime į Panevėžio rajoną, į Raseinių rajoną, kur susitiksime su Algirdu, su Tomo kolega. Ir ten diskutuosime, bandėme matomus rezultatus. Mateno duo mišinys su bokseriu. Bokserio šitam bandymui mes negalėjom pritaikyti, nes bokserio reikėtų peliniui pašiaušėliui 4 litrų maždaug. O tos produktus, kuriuos pasakėme, tai yra tikrai rentabilūs produktai agrotechnologijai, kurie dar geba kontroliuoti pelinį pašiaušėlį. Sveikas, Algirdai. Labas, Gabrielė. Tai, kaip sakiau, tavo kolegai Tomui, rasime mes tave Panevėžyje, grūdo kelio stotelėje 2024 per Lietuvą. Ir bežiūrinti bandymą, sakai, vakar sniego čia buvo. Truputį buvo, važiavau kaip tik pro šį regioną ir buvo tiesiog šlapdriba, buvo visur balta. Laukai buvo padengti, bet kaip matom šiandien, laukai kaip ir žaliuoja, atrodo kaip tikras ruduo. Vėl grįžom į rudenį, į žiemos. Labai įdomu, žinokit, atėjom mes į bandymą, kaip žinot, kad mes lankomės grūdo kelio stotelėje Panevėžio rajone, Žibartonių žemės ūkio bendrovėje,
kurioje yra įrengtas rudeninių herbicidų bandymas. Reiškiasi sniego, žinokit, tikrai buvo. Nes aš matau, prieš 2 dienas čia buvau, nebuvo fitotoksiškumo, nebuvo išryštėjęs. Tada, kai augalas šiek tiek gauna streso, fitotoksiškumas labiau išryštėja. Tai ten, kur normos buvo labai uždidintos, yra per didelės, pavyzdžiui, normos ar ne, prosulfokarbo, labai gerai matosi. Tai apžiūrėjom bandymą su Algirdu ir pasidarėm tam tikras išvadas. Šitam bandyme yra panaudotas Mateno Duo su bokseriu. Tai Algirdo paprašysiu šiek tiek plačiau papasakoti apie Mateno Duo. Šiemet, žinau, Mateno Duo labai gerai veikia, drėgnos sąlygos. Jis išvalydavo piktžolės, na, sakykime, 99%, žinokit, tikrai mišiniuose labai gerai veikia, nes turbūt jam susidarė palankios sąlygos, ar ne? Tikrai taip. Mateno Duo iš tikrųjų yra unikalus herbicidas, nes savo sudėtyje turi dvi veikliąsias medžiagas, tai būtų aklonifenas ir diflufenikanas. Aklonifenas iš viso yra unikali veiklioji medžiaga javuose, nes tai yra vienintelis produktas turinti šią veikliąją medžiagą. Kaip žinia, aklonifenas sudaro dirvos paviršiuje plėvelę, o sudaryti dirvos paviršiuje plėvelę reikia drėgmės, ką ir turėjom šį rudenį. Taip. Panaudojus, yra daugybė variantų Mateno Duo panaudojimo. Tai būtų galima panaudoti solo Mateno Duo, tai būtų labiau skirta naikinti dviskiltės piktžolės, bet taip pat būtų gaunamas poveikis ir vienskiltės piktžolės. Bandymuose matome savo atliekamuose, kad Mateno Duo prieš tokias piktžolės kaip dirvinė smilguolė turi iki 80% efektyvumo. Prieš vienmetę miglę iki 70% efektyvumo. Tačiau, norint piktžolę sunaikinti pilnumoje, tokias kaip minėjau, ir smilguolį, ir miglį iš rudens, reikėtų panaudoti arba prosulfokarbo veikliąją medžiagą, arba flufenaceto veikliąją medžiagą. Taip, tai tam bandyme mes taip ir darėm. Tai vieni produktai buvo jūsų, kiti buvo su jūsų kitų rinkoje esančių produktais mišiniai. Dar norėčiau apie rapso pabiras, kad paminėtum. Kaip Mateno Duo, nu kokio tarpsnio rapso pabirą jau reikėtų dasidėti papildomą kontrolę, o gal ir iš vis nereikia? Viskas labai priklauso nuo metų ir nuo panaudojimo laiko. Idealiausias laikas Mateno Duo panaudoti tai yra 1 lapelio tarpsnis, kai yra kviečiai, ar tai būtų miežiai, ar kvietrugiai, ar rugiai. Tada dažniausiai rapsų pabiros būna iki 2 lapelių tarpsnių. Tai būtų idealus pats momentas, kada Mateno Duo veikia ir pats. Aišku, sudarant idealiom sąlygom galėtų jis paveikti, pernai matėm, ir iki 4 lapelių rapsų pabirą sukontroliavo, esant prastesnėms sąlygoms galbūt kontroliuos tik tais skirčialapių tarpsnyje, tačiau matom, jeigu yra rapsų pabiros ir jos yra didesnis negu 2 tikrieji lapeliai, jau reikėtų dasidėti kažkokios tai sulfuronų grupės papildomą herbicidą. Algirdai, atrodo, kad mes tik tai apie tos kelias piktžolės kalbam, bet žinom, kad Mateno Duo tai veikia visą plačią paletę piktžolės. Tikrai taip. Pavyzdžiui, tokia kaip žliūgė. Žliūgė ir ne ta žliūgė, kuri yra atspari pavasariniams herbicidams. Tai va. Tai va, veikia ne tik tai žliūgė. Sukontroliuojama tokias pavasariniams herbicidams, galim sakyti, net atsparias, mažiau jautrias piktžolės, kaip veronikos, našlaitės, raudonžiedės natrelės, tas pačias žliūgės. Taip pat sukontroliuojame ramūnės, rugiagėlės, rapsų pabiros. Tikrai pilną spektrą piktžolių, kurios dygsta rudenį. Ir dar turim vis tiek paminėti, žinant tokį gerą herbicidą turint iš rudens, kad kitus variantus, jei nebūtinai po Mateno Duo, jūs turit puikų produktą pavasariui, Incelo. Taip. Ir tame bandyme taip pat bus panaudotas jisai vienas pavasarį, kaip kontrolės būdas, ir bus, aišku, maišomas gal su restetu ar su kažkokiu kitu herbicidu, dar viskas ateityje. Bet ir bus perpurštinėjami variantai, kur yra tikrai gausus piktžolių fonas. Tai Incelo yra tikrai naujas herbicidas, tikriausiai 2 metai pasirodęs rinkoje. Mes rekomenduojame iš tikrųjų daryti tokį kaip ir programą. Rudenį panaudojame solo Mateno Duo, būtų tas ant 1 lapelio, kai yra kviečiai. Pavasarį naudojame 30-32 fazėje Incelo kartu mišinė su biopaver, tai biopaver tai yra lipnioji medžiaga, tai būtina naudoti. Ji yra kartu pake pardavinėjamame. Ir dasidėti kažkokiu, taip žiūrint palei piktžolių spektrą, tai būtų estetas. Žinau, šiame bandyme bus purškiama mišinė kartu su elegantu, tai yra tikrai geras variantas. Taip. Tai gal dar kažką? Taip. Incelo
ir turi taip pat 2 veikliąsias medžiagas. Taip. Dėl savo tų 2 veikliųjų medžiagų, tai mes sulfurono ir metiltienkarbazono, tai yra produktas naikinantis plačiausią spektrą vienskilčių piktžolių rinkoje. Tai būtų vienintelis galbūt net ir produktas, kuris naikina vienmetį miglę pavasarį. Taip pat jis puikiai naikina dirvinę smilguolę, pelnį, pašiaušėlį, dirsę, svidrės, ką matome, ir turi labai stiprų poveikį prieš paprastai varpatį. Jau kaip ir minėjau su Tomu, kadangi kalbėjom prieš tai diskutavom, tai labai puikus yra herbicidas Incelo panaudoti po daugiamečių žolių, pavyzdžiui, pasėlius, ar ne, nes augina sėklai, daug kas tiek Žemaitijoje augina, ar ne, ir aišku, plinta tie plotai ir į Lietuvą giliau. Tai Incelo yra vienas iš pagalbos mechanizmų, kaip sukontroliuoti tiek svidrę, tiek eraičiną, tiek eraičinsvidrę. Na, visur mes jį tikrai rekomenduojam. Tai Algirdai, gal dar kažko, žinau, kad toks esi prie humoro biškutį, gal kokį juokingą atsitikimą gali papasakoti? Galbūt ne šį kartą. Gerai, kaip sakė, būkime rimti. Taip. Ir iki susitikimų pavasarį. Iki.